Sveiki, mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir Tengo inkubatorius. Vakar buvau prižadėjęs, bet ne vakar prižadėjęs, penktadienį prižadėjęs įrašyti savaitgalio porą, bet vakar labai atsiprašau, neišėjau, nes biškiai užsižaidėm. Vakar golfą labai buvo geras oras, tai grįžom tik tais vėliau vakare ir paskui tiesiog jau į darbą nebavažiavau. Tai labai atsiprašau už vakar ir pabandysim šiandien ryte pažiūrėti, šiandien atvažiavau, tai iš karto šokau, puoliau rašyti. Mačiau, kad dominavo dvi poros, tai buvo Australas USD ir USD Kanada, tai aš aišku būčiau kur kas labiau linkęs USD Kanada žiūrėti negu Australą USD, nors tiek viena, tiek kita iš tikrųjų nėra kažkokie tai man ypatingi variantai. Pradėsiu nuo Australas USD. Tai Australas USD iš tikrųjų vienas labai man visą laiką toksai svarbus dalykas yra, kada aš žiūriu tai mėnesiniam grafike, kadangi viskas yra po tokios, tarkim, jėgos, ne, tai tokią jėgą iš tikrųjų mes matėm labai daug, ne, imkim tą patį svarą Japoną, kur čia buvo tų pardavėjų iš tikrųjų labai daug, ne, ir niekas šiem nepasisekė, paimkim tą patį eurą Japoną, kur buvo mėnesiniam daug pardavėjų, matom tokia mėnesiniam buvo pardavėjų ir jiem vis tiek niekas nepasisekė, ne? Tai iš tikrųjų šitose vietose bet kurią porą paimtumėm, iš tikrųjų, kurioje buvo kažkokia tai stipresnė, kaip ši čia jėga, ne? Kad ir kas čia bebūtų buvę, iš tikrųjų visą laiką dominuoja stipresni. Tai šitų vietų niekada neignoruoju, taip pat lygiai neignoruoju jų ir čia. Tai mėnesiniam grafike iš tikrųjų realiai, man tai čia iš vis atrodo tragiškai šiaip ta pora. Čia yra stogas pas ją baisinis, 1, 2, dabar jau 3 metai eina su tuo stogu šičia viršuje, ne, čia aišku, jinai daro aukštesnės kažkokias, tai dvi šitos didelis buvo jėgos ir kol kas niekur niekas nevyksta, tai į apačią aš jos tikrai įsižadu visiškai, man jinai nereikalinga, aš jau tiesiog šis į apačią nežiūriu, tai ten kas joje prekiauja, tai ten galbūt trumpalaikį perspektyvą, ten galbūt kažką padaryti ir galima, bet aš tiesiog tokių neprekiauju porų. Aš ją tik tai žiūrėčiau tik tais į viršų, ne, jeigu jinai eitų, tai aš ją bandyčiau kažkur tai žiūrėti, kur prisipirkti. Visais kitais atvejais man jinai visiškai nedomina, nes mėnesiniam grafikė jinai yra aiškiai, kaip ir ten daug tų porų buvo ir kurias sakiau ir metų pradžioj tas pats ir vis tiek gavo ten daug kas jį paskui per stoplosus ir viskas tuom pasibaigė. Savaitiniam grafike irgi matosi iš tikrųjų, kokia yra šitoj vietoje jėga, ne, čia viskas tuo lanku eina, čia buvo, tai tas stogas baisinis šitose vietose, jisai laiko tiesiog, viskas įsidėlioja taip, ne, ir tiesiog čia yra riba, jinai yra šių metų, tai yra šių metų, va toko riboje pradėjo ne metus čia, šią dieną jinai yra čia, nei jinai atėjo čia, jinai nieko neatėjo. Tai jinai man tokia kabanti visiškai, absoliučiai neįdomi, ne. Tai vat kas tam viduj va čia vyksta, tai čia dieniniam grafike tiesiog, man tai yra visiška dėžė ir iš tokios poros aš tiesiog net nežiūriu, net neprekiauju. Tai čia yra mano nuomonė apie Australą USD. USD Kanados doleris, kur kas įdomesnis variantas, apie jį mes ir mėnesio pradžioje kalbėjomės, čia pas mus tarpusavę, ne? Tai mėnesiniam grafike vis tik tais jisai parodė, kad kažkas tai vyksta, ne? Ir kad šitie pardavėjai buvo tik tais daugiau mažiau buvo kažkoks tai manipulacija. Kiek pamenat, bendram tokiam kontekste šita pora yra iš tikrųjų krentanti pora, ne? Jinai ties šitom vietom, ties 76 jinai atšoko, atsimenat, mes čia dar pernai metais pardavinėjome, ne? Tada jinai sustojo, čia pačia toksai kaip ir atstojus yra, ne, šitoje vietoje ir dabar įsivaizduojam, kad galėtų iš tikrųjų, vėlgi čia tikrai manau, nes tiek mačiau šiais metais, praeitų metų gale, tai tikrai veikia iš tikrųjų lyginiai, apvalūs, tai yra tie psichologiniai skaičiai. Šitoje situacijoje matom, kad yra labai gražiai susidėliojęs iš tikrųjų šitoje vietoje 1400, tai šita vieta yra, tai greičiausiai, kad kelionė iki jo tikrai tęs, Pimbaras buvo išsipaišęs niekur, iš tikrųjų, ore, įsipaišė jisai, šita vieta man tokia orinė yra, ne, jisai kaip ir niekur, jisai realiai padarė aukštesnės,
negu buvo 2016 metų, tada jisai išpaišė tokį pimbarą. Čia savaitiniam grafike, bet aš dažniausiai savaitinį grafiką ignoruoju, jeigu man mėnesinis, tarkim, grafikas, dieninis grafikas rodo kitaip. Tai šito situacijoje manau, kad anksčiau vėliau tą pimbarą greičiausiai jisai užsidengs ir važiuos čia. Ir paskui manau, kad iki 1.400. Tai tokoj gal trumpesnėje perspektyvoje, manau, kad šansai iki 1.400 jam važiuoti tikrai yra ir jie išlieka. Paskui jau šitoje vietoje iš tikrųjų reikia žiūrėti, kaip jisai čia atvažiuos, kokiu jisai tempu pasieks tą mūsų etapą ir ką paskui jisai šį čia darys. Jeigu jisai kažką čia darys, jeigu čia ir mėnesis, tarkim, ar užsidarinės kažkur tai, tarkim, šis arba kitas mėnesis kažkur tai žemiau to 1.4, tada jau kažką būtų galima spręsti. Kol kas manau, kad kelionė iki 1.4 pas jį yra, tik ties reikės laiką nepamiršti, kad kelionės tokios susiplanavus tą tokį pirminį tikslą kažkur tai atvykti, tai tarkim šiuo atveju iki 1.4, jinai tas 1.4 gali iš tikrųjų pasivaidenti po savaitės, po 2, po 3, po 5, tai čia klausimas, kiek aš turėsiu kantrybės ir nervų iškęsti tokią kelionę, tai šį čia gali jisai grįžti dar čia pasivalyti, ir tik paskui kažkur tai važiuoti čia. Kas dažnai tai būna, pamenat, jeigu pernai metais, atsimenat, buvo toksai variantas pas mūsų Kanada Jena beros prie 74, kai aš ten buvau, atrodė, kad viršui prisipardavęs ir paskui vis tiek per tą prezidentinę naktį jisai tą 7.4 pasiėmė ir važiavo. Tas pats lygiai gali būti ir šį čia, su tuo 1.4, tarkim, 0. Visą laiką reikia, manau, įvertinti visas situacijas, nes dažniausiai žmogus tik įsivaizduoja, kad ateis pas jį, arba ateis, Gali ateiti ne taip, gali ateiti jisai taip, praeis 2,5 mėnesio, kol jisai čia ateis. Kiekvieną kartą aš tą įvertinu. Tai šitoje situacijoje šita pora, manau, tokia prašosi to magneto prie 1.4. Tokį pliusą, jinai yra virš 2, virš 300, tai man yra gerai. Šita vieta, aišku, laisvai matosi, kad yra tikrai labai graži, šitas vietas dažniausiai su tokiu tempu išparduoda. Dabar tai esam realiai trumpojo perspektyvoje šitam blokė tokiam nuo čia iki čia. Tai jeigu jisai kažkur eina čia, tai greičiausiai ir toliau eina čia, jeigu eina čia, greičiausiai dar kažkokią tai darys korekciją, Tai gali būti ta korekcija iš tikrųjų tokia tvarkinga kažkur tai, galbūt net ir iki čia, Tai tokiu principu įsivaizduoju šią porą, tas pats kaip buvo su, kaip aš dar čia pamenat, nežinau, dabar jau čia ilgai, seniai nedarėm tų video, nes atostogavom, daug visko buvo iš tikrųjų, tai ir išvykę, ir ten, ir tas, tai dabar pradėsim jau po truputėlį vėl atsijudėti. Be to mes darom tuos tokius pirmadienio mitingus, tai iš ten iš tikrųjų galima ir pabandymo savaitę jau registruoti, kam įdomu iš tikrųjų galite registruoti, ten visą laiką pas mus daugiau mažiau judesys vyksta 2 sykius per savaitę. Kai susvaras 1, tarkim, buvo, dar kažkur čia būdamas planavau, kad jisai ims tą 1.50, tai pažiūrėkit, kiek turėjau praeiti laiko, kad jis bent ateitų prie 1.50, tai aš ir sakiau, šitoje vietoje, tegul čia juos daužo visus, daug geriau yra sulaukti, kada važiuosim į šitą pusę, kai kaina būna čia, tik tada supranta žmogus iš tikrųjų, kas čia buvo ir kas čia vyko, o tuo metu iš tikrųjų labai sunku suvokti yra, kad čia yra tik tais korekcija šio situacijos. Tai tas pats lygiai ir čia matau, kad savaitinį išpaišė tokį nelabai gražų pimbarą, Tai mėnesį. Gerai, čia šitą porą mes apie nekalbėsim. Tai tiek su Australų USD man jis yra iš esmės neprekiaujamas, tai yra mano asmeninė nuomonė, dėl to, kad mes tą tokią poras kaip renkam, tai aš papasakau, ką aš manau apie jį. Ir USD Kanada, manau, kad magnetas 1.4 išlieka ir manau, kad tikrai gali jisai iki jo važiuoti. Taigi tiek, atsiprašau dar už tai, kad video atsišėjo tik tai šiandien. Visiems geros savaitės. Yra tikrai variantų markete, ką prekiaut, tai tikrai yra ką žiūrėti. Dėl to tikrai galima, man atrodo, šioje savaitėje kažką tai padaryti ir įdomaus. Valdykit riziką, neprekiaukit lotais. Ten po belė kiek, nes vėl matėm prekiautojų lotais, tai nieko gero.
ir susimatysim ateinantį sekmadienį. Viso geriausio.